Sveiki, šį kartą video bus visai kitoks. Tiesiog turiu kažkiek asmeninių naujienų ir noriu jomis pasidalinti su jumis. Nuo šio sezono su Roku Grajausku pradėjome komentuoti ir Lietuvos rinktinės mačus, kadangi LRT tapo pagrindiniu transliuotoju ir nusipirko teisės iki 2029 metų. LRT rodo ir atrankos langus, ir rodys pasaulio čempionatą, ir olimpinės žaidynės, žodžiu, nusimato daug gražaus krepšinio per LRT. Tai mano ir Roko darbas su Lietuvos rinktinės komentavimu prasidėjo dar lapkričio mėnesį ir mums iš karto be proto pasisekė gauti tą beprotišką, fantastišką sugrįžimą, kuomet Ignas Sargiūnas pataikė 3 tritaškius per 9 sekundės. Tai pasisekė padirbėti su Lietuvos rinktinė 4 rungtynes, bet nuo šiol mes to nebedarysime. Kodėl? Leiskit pradėsiu visą pasakojimą iš kažkiek toliau. Su Roku mes iš tikrųjų galvojame, kad Lietuvoje įtakos žaidimai einant 36-osius nepriklausomybės metus nėra jau tokie dažni. Na, bent jau tikrai nerenkantis krepšinio komentatorius. Galvojame, kad švenčiausia Lietuvos krepšinio reikalą, tai yra Lietuvos rinktinę, komentuoja tie, kurie turbūt labiausiai to nusipelno, o ne tie, kurie pažįsta galios poziciją esančius žmonės. Ir iš tikrųjų apie tai net nesusimąstėme iki paskutinių kelių savaičių įvykių. Prieš trečią Lietuvos rinktinės atrankos langą į pasaulio čempionatą mes sulaukėme naujienos, kad rinktinės toliau nebekomentuosime. Tokio sprendimo argumentavimas, sakykime, kad taip, tokio iki galo ir nelabai buvo. Visų pirma, nebuvo jokių priekaištų mūsų darbui ankstesniais metais ir šiame sezone. Nei su Vilniaus Ryto čempionų lygos kovomis, kur irgi buvo daug darbo iki pat galo, nei su Lietuvos rinktinės jau pakomentuotais 4 mačais. Šiaip, tiek aš, tiek Rokas per LRT krepšinį komentuojame tikrai ne pirmus metus ir visą laiką nusiskundimų jokių nebuvo, tik pozityvūs atsiliepimai. Tačiau mes žinome, kad buvo bandymų pakeisti mus ir dar anksčiau. Prieš pirmąjį atrankos langą lapkričio mėnesį, prieš antrąjį atrankos langą vasario mėnesį, tačiau tuomet tie prašymai buvo nepatenkinami. Galvojame, kad taip bus ir toliau, jeigu bus vėl kažkokių papildomų prašymų, bet tas spaudimas prieš trečiąjį langą pagaliau suveikė. Ir toks prašymas yra argumentuojamas tiesiog noru turėti komentatorių, kuris būtų neva arčiau komandos, kad ir ką tai reikštų. Čia yra vienintelis argumentas, kurį mes išgirdome. Nei kažkokia įspūdinga kito komentatoriaus patirtis komentuojant aukščiausio lygio krepšinį, nei dar kas nebuvo paminėta, nes tiesiog nelabai to ir yra kažko dar. Atrodo vis tiek, kad jeigu jau tas naujas kandidatas ateina, tai jis turėtų turėti arba bent jau kažkokią įspūdingą patirtį ar dar kažką. Bet pavyzdžiui, mano kolega Rokas Grajauskas pirmojo komentatoriaus kėdėje tos patirties yra sukaupęs be proto daug. Su svarbiausiamis LKL, KMT, prieš tai NBA kovomis jis jau yra praleidęs gerus 10+ metų. Man per pastarosius 4 sezonus teko pakomentuoti ir svarbiausias Lietuvos krepšinio lygos kovas ir tą patį Žalgirį Eurolygoje per LRT. Tuo tarpu dabar Roko vieta buvo atiduota žmogui, kuris aukščiausio lygio vyrų krepšinio nėra komentavęs nei Lietuvoje, nei Europoje. Tai mums viskas yra aišku. Komentatorių keitimas jau įsibėgėjus mūsų darbams ir įsibėgėjus atrankos langams yra paprasčiausiai noras įtikti gerbiamų krepšinio vadovų Lietuvoje norams. Kad toks ėjimas yra atliekamas iš reikalo byloja ir tas faktas, kad man ir Rokui buvo pratęsta pasiūlyti darbus komentuojant Vilniaus Ryto BCL kovas ir kitame sezone. O norint dar geriau suprasti, kokia faina šita situacija, tai man buvo pasiūlyta likti antrojo komentatoriaus toje analitiko kėdėje prie tos pačios Lietuvos rinktinės. Tačiau aš nusprendžiau jos atsisakyti. Mano kolega Rokas Grajauskas, mano nuomonė, yra vienas geriausių, jei ne geriausias, būtent tas pirmasis komentatorius, tas play-by-play komentatorius visoje Lietuvoje, jeigu kalbame apie krepšinį. Jo gebėjimas perteikti svarbiausius įvykius aikštelėje ir tą emociją yra absoliučiai unikalus. Ir aš suprantu, kad kiekvienas iš jūsų turi savitą komentatorių skonį, kai kam Rokas patinka, kai kam Rokas nepatinka, kai kam aš patinku, kaip aš komentuoju, kai kam nepatinku. Ir viskas su tuo yra ok. Bet tuo pačiu iš žinučių, komentarų ar tiesiog reelsų skaičių matau, kad mūsų duetas tikrai patinka nemažam kiekiu žmonių. Kartu jau kelis metus iš eilės komentuojame tiek LKL finalus, tiek KMT finalus, tiek dabar jau tos pačios BCL mačus svarbiausius. Reelsai, kuriuose kartais užfiksuojamos yra mūsų emocijos, kaip mes komentuojame, socialinėje erdvėje tiesiog renka kosminius skaičius. Tai man apsispręsti po tokio pasiūlymo tikrai nebuvo sunku. Tiesiog paprasčiausiai negalėčiau dirbti kartu su kitu žmogumi vietoje Roko, žinodamas, kokiu būdu jis į tą vietą pateko. Ir pabaigai noriu pasakyti, kad šito video ir teksto Facebook'e tikslas nėra kažkokios tai atjautos jūsų sulaukti komentaruose. Ne, čia yra noras tiesiog papasakoti, kaip vis dar veikia dalykai Lietuvos krepšinio pasaulyje. Žinojame, kad tikrai bus nemažai klausimų, kodėl jūs nebekomentuojate rinktinės, kodėl jūs pakeitė vidury darbų, vidury atrankos langų. Tai norėjome tiesiog papasakoti savo versiją, kasgi čia atsitiko, o neleisti kitai pusiai susidėlioti akcentus, kaip jie ką norės. Tai tiek šiandien.
naujienos dėja tokios, mes vis tiek pasimatysime su jumis po Lietuvos rinktinės rungtynių šiame kanale, tiesiog jau nebe tiesioginėme eteryje. Iki.